Sveiki, mokiniai! Mes dailės pamokoje. Pamokos tema – tapau save ir draugus. Pamokos uždaviniai – aptarti būdingiausias žmogaus kūno ir veido dalis, stebėti aprangos detalės, aptarti žmogaus socialinį vaidmenį ir skatinti jį pavaizduoti spalvinės raiškos priemonėmis. Darbui reikės ryškių spalvų arba švelnių tonų popieriaus, guašo dažų, įvairaus storio teptukų, vandens indelio, stalo užtiesalo, pašluostės. Pirmiausia, pakalbėkime apie žmogų. Aptarkime žmogaus savybės. Kas būdinga kiekvienam žmogui. Papasakokime vieni kitiems apie save. Aš esu moteris, mokytoja, suaugęs žmogus. O kas esate jūs? Kas esate jūs? Berniukas ar mergaitė? Kokia jūsų plaukų spalva? Ką jūs mėgstate? Pažiūrėkime ir aptarkime, kuo panašūs ir kuo skiriasi mergaitė ir berniukas. Jie abu vaikai. Ką jie abu turi? Turi galvą, veidą, kūną, rankas, kojas. O kuo jie skiriasi? Kuo jie skiriasi? Kaip juos atskirsi? Apranga jų skiriasi? Pažiūrėkime, kokie mergaitės plaukai ir kokie berniukai. Taip, dažniausiai mergaitės ilgi plaukai. Iš plaukų skiriame taip. Apranga skiriasi. Mergaitei būdinga vienokia apranga, berniukui kitokia. Plaukų spalva ar panaši? Plaukų spalva panaši. Ką tie vaikai mėgsta? Ar vienodus žaidimus vaikai mėgsta žaisti? Kokia jų mėgiamiausia spalva? Matome, vaikai yra panašūs, bet ir labai skirtingi. Turi daug panašumų, bet turi ir skirtumų. Pažiūrėkime į tą mažą žmogutį viršuje. Į ką jis panašus? Ar jis panašus į vaiką? Na, šiek tiek, taip? Panašus į vaiką, nes ką turi? Lyg tai galvytė yra, akis, nosis, burna. Na ir čia kažkas tokio. Na, o dabar žiūrėkime į šitą dailininko paveikslą. Ką dailininkas nutapė? Čia matome dvi mergaitės. Ar jos panašios? Teisingai. Labai panašios. Daug kuo panašios.
panašios apranga. O kuo jos skiriasi? Ar rastume skirtumų? Taip, trupučiuką ūgių skiriasi, šiek tiek. Aprangos spalva. Na, skrybėlaičių spalva tik skiriasi, formos vienodos. Na, kokia to piešinio nuotaika? Kokia mergaičių nuotaika? Kaip jums atrodo, jos linksmos ar liūdnos? O kokia nuotaika apima žiūrint į berniuko paveikslą? Kodėl? Berniukas linksmas ar liūdnas? Kokios spalvos panaudotos piešinyje? Šitas piešinys nutapytas ant drobės. O kokiomis spalvomis jūs tapytumėte save? Kokias spalvas rinktumėtės? Prisiminkime, kas yra dailė. Gal tai vaizdų kalba? Kaip galėtume sukurti vaizdą? Gal reikėtų piešti, o gal lipdyti? Dabar spalvomis ir vaizdais papasakokite apie save ar savo draugą. Prieš tai apžiūrėkime, kaip sekėsi tapyti, pavaizduoti žmonės jūsų bendramžiai. Mildos darbelis, Tomo žmogutis. Ką čia Tomas nupiešė? Save ar draugę? Luko piešinys, Mindaugo. Mindaugas turbūt save nusipiešė. Dabar pasirinkite tinkamus dažus, paimkite popieriaus lapą ir drąsiai tapykite guašu. Sėkmės!